amžių kažkada. Nežinojau, radikai nuiminėse, viską nuiminėse. Taip priėjimo nėra. Čia vadinasi renkam Vespą. Labas rytas, pagaliau mes susikrapštėme ir važiuojam link Jonavos. Mūsų chuligankė turim organizatoriams staigmeną, dėl kurios galim gauti galvonų. Parodyk Rimuk, nes čia nieko nesuderinta. Gal teks už vartų palikti savo barbės aksesuarą. Šį kartą labai smagu, kad ir Panos spėjo pasidaryti projekčiuką. Einam, parodysim, kas per daiktas. Nieks niekad nežino, kas tai per automobilis. Nežinau. Gal nesakyk, kas čia? Nesakysiu, pasakysiu, kad surinktas Italijai. O pagamintas? Turbūt ten pat. Žiūrėk, kokį įsidėjo už sėdynių. Lekiam, o tai vėluosim. Gerai, varom. Tai mes jau lekiam, kai visada nebe nesklandumų. Žodžiu, mergos aplenkė mus, parodė stoti, pasirodo ant motorolerio. Guminės ten apdailos makalavosi, sako, pamesit. Bet taip mūsų kelionė prasideda, pravažiavom kiek čia, 5 kilometrus kokius. Aš manau, šį kartą jaučiu, kaip Rimukas sako, šikina jaučiu, kad nuotykį turėsi. Mūsų aksesuaras Vespa, labai dėkojam žmogui, kuris pagelbėjo su šituo plastiku. Va tokią priekabėlę smagiai išsinuomavom iš Motosport. Ir lekiam. Panos, kaip nuotaikos? Gero. Laimėsit ką nors? Tikiuosi. Pasižiūrim Panų projektą. Tiek stengiamės, tikiuosi. Visą savaitę naktim sėdėjo, 2 pamainom dirbo. Va, kokia graži. Su blakstienom, jau Lithuanian Streets lipdukas yra. Ekipažais. Mūsų merginos paruošė antrą automobilį paskutinę savaitę vakarais naktim. Labai džiugu, kad Laimės, kaip visada, renka nuostabių žmonių minę. Labai buvo jauku ir atvažiuoti. Ačiū mūsų kolonai, kurie prisijungė. Irgi buvo jauku važiuoti ir tiesiog linkiu gerai praleisti laiką. Čia kaip tik mūsų kolegos užmatė jūsų ryškius drabužius. Gal galit papasakoti apie juos? Gal galim. Kadangi toks autorenginys, tokios mašinos, jau legendinis lietuviškas prekės ženklas Čiuvak, mus kaip čia aprengė ir pasakė, kad visiems renginio dalyviams skyrė 10% nuolaidą, štai tokiem visokiem gražiem treningam. O nuolaidos kodas yra Autospela, tai tiesiog jų šovę perkant galite įvesti nuolaidos kodą ir gausit nuolaidėlę. Ačiū už pagiras. Šiek tiek apie rūbus, jie nėra ant klino, jie normalūs, taip atrodo. Tiesiog toks stilius. Aš asmeniškai vaikystėje svajojau apie tokius, bet pinigų nebuvo. Pinigų ir dabar nėra, tai aprengė. Dėkui. Gerai, ačiū jau. Pučiau. Matuoja. Trys metrai 80.
Geras sprendžia, važiavam. O štai turime ruletę. Ką? Pučiam. Ačiū. Sekantis. 30 cm. Gerai. Važiuojam. Dar pavažiuojam. Gerai. Ir pučiam. Ačiū. Sekantis. Pažiūrėsim šiaudelę, kiek gali nupūsti čia. Pučiam. Ačiū. 50 centimetrų. Pučiam. Važiuojam. Atvažiuoja BMW. Maža bėdelė, kad duslintuoja aukštai. Pučiam. Centimetrų. Dar vieną bombą. Važiuojame į priekį. Stop. Pučiam. Metrai 60. Pučiam. Neblogai, tikrai neblogai. Sekantis. O, Zainiau! Štai ir mes. Patraukit biškį. Pučiam. Net metras neužtenka. 9,13. Kiek žinau, visų laikų rekordas 9 metrai. Nu, dabar dar šiek tiek pagasus. Sekantis dalyvis. Dar važiuojam. Dar. Gerai. Pučiam. 5,40 m. Palaukiam, patraukiam
dėžę, sako, noriu pasišildyti šiek tiek. Nu gerai. Palauk. Dėžę patrauks. Nu, pasišildim. Gerai, apšilimą padarė. Dabar jau pušia. Pasportavo, o dabar galim pūsti. Dėžė ropoja kaip vežliukas. O čia bus smagumėlis. Važiuojam? Gerai, Važiuojam. Matuojam. 2 metrai 14. Važiuojam dar. Ir pučiam. ...44 centimetrai. Ir kągi mes čia sutikom, ogi Skaistė iš motosporto. Kaip keista. Tai mes iš jos nuomavomės priekabą, kurią jau rodėm. Skaistė turi nuomai labai daug visokių motociklų ir motorolerių, ne? Vieną motorolerį. Tai papasakok dabar mūsų žiūrovom, ką turi. Tai nėra reklama, Skaistė yra mano draugė. Jeigu ką, pasakok, ką turi. Turiu tą patį vieną motorolerį, kurį ką tik aptarėm, Piaggio Zip 50, norintis išbandyti, prašom. Taip pat motociklų nuo A1 iki A kategorijos, tai A1 gal būtų Kawasaki Z125 pavyzdžiui, arba Duke 125 KTM. Taip pat A2 kategorijai nemažai motociklų ir KTM Duke 390, ir Honda CB 500, ir Honda NC 700, ir Yamaha MT-07. Ir taip pat A kategorijai tiek streetų, tiek enduro. Streetai BSR 750 pats populiariausias, o enduro tikriausiai Yamaha TNR 700. Tai kvieščiau išbandyti, norinčius skambinti prašyti. Gerai iškalus tekstą. O kokios kainos nuomos nuo kiek iki kiek? Nuo 35 € parai iki 100. Nu, tai mes čia kažkur uždėsim Motosport logotipą, būtinai kreipkitės. Sąlygos labai paprastas. Sugilnot 5 kartus. Yra 5 atsispaudimas. Na ką, mes pasiruošę. Galim pradėti. 3, 2, 1, pradedam. 1. Toliau. 2. 3. 4. Ir 5. 18,8. Opelas Kona atvažiuoja. Be reikalo nuleidai. 3, 2, 1, važiuojam. 1. 2. 3. 4. 5. Stop. 16,1. O dabar parodyk su galu. Wow. Galas greitesnis. Gerai, sekantis. Kol kas mačiau tik 2 dalyvius. Orinėse pakabose. Kokia graži rožinė spalva. Kartą nepravažiuoja. Neišeis aukščiau pakelt. O stop. O, gerai. Važiuojam. Nu ką, toliau. Universalai. Pravažiavom.
Važiuojam. Dar atvažiuoja universalų, matau. Labai gerai. Pravažiavom. Pažiūrėkit, kas už vairo. Jaunoji karta. Gerai, dar žeminam per 5. Metras 45. Važiuojam. Ačiū. Viskas. Metras 45. Gerai, praėjo. O, lietė. Ačiū už dėmesį. Nesusipozuoja. Bandom. Nepraeis gal. Tas pelekas. Lietė. Ačiū. Pravažiavom. Drąsiai. Metras 40. Ačiū. Paskutinis dalyvis, dar vienas, matau, išlindo iš kažko. Bet jau jam ten be šansų, manau. Gerai. Tik ką, man atrodo, galim skelbti nugalėtoją BMW. O Audi dėl formalumo nori pravažiuoti. BMW Jur 366 universalai limbo 1 vieta. Dabar leidžiam sedanus. Laisvai pravažiuosi, galim savo ramiai. Manau, kad galim per 5 paleisti. Manau, galim dar per 5 paleisti. Ką, važiuojam? Praėjo. Metras 35. Ačiū, lietė. Pravažiavo. Ačiū. Ačiū. Metras 35. Pravažiuos, manau, be vargo. Taip ir yra. Žiūrėk. Ačiū. Metras 30. Palau, ai dar vienas dalyvis. Metras 35. Laisvai.
Dabar bus 1,30 m. 3 dalyviai berods. Važiuoja sedanai, pabaigę, ruošiasi hatchbackai. Kupė taip pat įeina į hatchbacko klasę. 1,30 m. Ačiū. Lietė, ačiū. Realiai praėjo per plauką, bet praėjo tikrai žemiau gavosi negu. Antras ratas. Per 15 mažinam. Viskas. Ačiū už dėmesį. Ačiū. Pravažiuos. Tikrai pravažiuos. Ir pravažiavo. Pravažiavo. Pravažiavo! Viskas lietė. Pravažiavo. Viskas lietė. Pravažiavo. Pravažiavo. Dar šiek tiek. Ačiū. Berods galim žemint. Ne, dar po šitą berods. Gerai. Ir dabar žeminam per 10. Per 10, stop. 1,25 m. Viskas, be šansų. Metras 25. Ačiū. 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 Metras 25. Ačiū. Ačiū. Neskubėkit, chebra, važiuodami. Neskubam. Bet praslydo. Pasisekė jam. Ačiū. Liko CRX kol kas. Nu ką, viskas. Lik ir baltas CRX. Hatchbackai pirma vieta ir važiuoja kabrioletai. Metras 40.
Welcome. Kokia boružėlė. Laisvai. Ilko. Hatchbackų Honda pirmos vietos. Prieikit prie palapinės. Be šansų. Per aukštas stiklas, gaila nenusileidžia. Laisvai pravažiavo. Ačiū. Pravažiavo. Ačiū. Pravažiavo. Pravažiavo. Laisvai. Irgi pravažiavo. Mažinam dar vieną centimetrą. Gal prarandu? Pasiduodu. Nu ką, žiūrim. Įdomu, ar šitą mašiną Praėjo. žemę paliesti. Šiaip gali rato nebevažiuoti, jeigu praėjus tiesiog atbulom atsistums. Bet pažiūrim. Praėjo. Dabar dar vienu ir atbulom, kebra, atvažiuokit. 1,17 m dabar, taip bus? Ai, galim ir taip. Stop, stop. Lietė. Z4 atbulom. Tai gerai, pakelkit, pravažiuoja tegu ir tada priekiu jisai tegu pravažiuoja. Tiesiog bus taip greičiau, negu ratą apsukti. 1,17 m. Čia, žinai, sakyčiau, žemiau nebent asfaltas. Praėjo, nu tai ką? Kabrioletai, pirma vieta, Z4, kolegos, užrašykit. Ir nugalėtojas pasistatęs automobilį, tegu ateina prie mūsų palapinės. Na ką, padarom vietos. Čia bus dvikovas. Dar, važiuojam. Gerai, kad visi matytų, visiems dėmesys čia. Gerai, o dabar pagasuot.
30. Gerai, antrą ratą jums dėkoja. Važiuojam arčiau mūsų. Gerai. Raudonas, pagazuok. Kas už raudoną? O kas už juodą? Juodas antrą ratą. Čia bus visas slyvų kompotas. Ai, nu, teisingai. Sveikinas, pradėk. Kas už mėlyną slyvą? Kas už raudoną? Raudoną antrą ratą, mėlynam dėkojam. Išleidžiam. Atvažiavo E30. O jo priešininkas yra BMW E60. Kuris sako, ką tu, ką vakare? Paprašyk mikrofono prie dusintuvo. Nu, E30. Pradėjom. Kas už rožinį BMW? Ir už juodą? Abu vienodai, iš naujo. Kas už juodą? O kas už rožinį? Dėkojam jam. Bet Hebrytė nusprendė, kad jis važiuoja dar vieną ratą. Žiūri yra šiandienos teisėjai. O, Slivakoinas atvažiavo. O kas bus Slivakoino priešininkas? Ane? Liko du. Tai tenka juodą grąžinti, nes jie buvo 3. Aš jam grąžinam. Pakvieskit aš jam. Aš jam galiu grįžti. Nes yra 3 prizinės vietos, o čia matau 2. Šiaip norėčiau visus 3 vienoj eilutį pamatyti. Truputį susiprastinam. Čia, truputį ten ir juodą į vidurį. Bus tikrai gražių kadrų. Pradedam nuo rožinio? Pradėkim. Dėl 3 vietos. Dėl 3 vietos Slyva. Dėl 3 vietos Ešiom. Dėl 3 vietos E30. Viskas aišku. Dabar dėl 1 vietos. Dėl 1 vietos Juodas.
Antros vietos Gendrinas. Viskas aišku, dabar baigiamasis pagasavimas. Atvažiuoja. VR6. 2.8, jeigu neklystu, taip? 3.2 net pasirodo. Oi, suklydau. Sumažinau truputį. 3.2 litrų. Įdomu, kaip jis skamba. Mėlyna. Mėlyna. Kaip lengvai pradžiai labai gerai. Kas už mėlyną? O kas už žalę? Žalės antrą ratą, mėlynam dėkojam. Šiandien favoritų. Dar vieną ratą, pilkam dėkojam. Turim pirmą automobilį, baigiam 6 ir Audinę. Arčiau mūsų. Na ir Audi, pradėk. Kas už Audi? O kas už BMW? O, čia bus gerai. Dar, čia mūsų. Gerai. O dabar BMW, pagazuok. Kas už BMW? O kas už Audi? Gerai, Audi, dar vieną ratą, BMW, dėkojam. Kviečiam dar du dalyvius. Nu, golfelį, kokias suva? Kas už golfą? O kas už Corrado? Dar vieną ratą
Golfui dėkojam. Atvažiuoja Dalmantinas. Kalibrų kova. Čia geras. Pradėk. Chebra, man atrodo nesupyksit, kad juos įleisim į finalą ir kad jie nesusitiktų, nes girdėjau abu apylygiai. Taip? Sako, ne? Nu gerai, sako, ne, tai tada balsuosim. Taip, abu pakasuoti. Kas už tamsiai žalią? Kas už šią kalibrą? Visgi antras ratas priklauso šiai kalibrai, jūs nusprendėt. Gerai buvo, kas už Mazdą? O kas už BMW? Nu ką, mėlynas, pradėk. Kas už mėlyną? O kam už sidabrinį? Sidabrinės dar vieną ratą. Kas už Audi? O kas už Corrado? Corrado dar vieną ratą. Dar du dalyviai. Pilnas maišas dovanų. Nauji varikliai. Kas už Audi? Nu ką, Corrado, pradėk. Kas už Corrado? O kas už Audi? Liko vis mašina, sako.
trečios vietos Audi. Dėl trečios vietos BMW. Dėl trečios vietos Opelis. Dėl trečios vietos Opelis. Ar BMW? Trečia vieta. Dabar dėl pirmos. Dėl pirmos Opelis. Dėl pirmos Audi. Ir baigiamasis pašaudymas. Vienas dalyvis pavėlavo, norim jį sugrąžinti, tai gavos, kad 4 dalyviai čia. Priimam, sako, davai. Užvėlavo, bet atleidžia. O dabar jau buvo viskas. Pradėsim spręsti nuo pirmos vietos. Lieka visi 4. Bet dėl pirmos vietos Audi. Dėl pirmos vietos BMW. Dėl pirmos vietos Opelis. Ar BMW? Dėl pirmos vietos BMW. Dėl pirmos vietos Audi. Dar šiek tiek pagazuok. Dabar galutinai dėl pirmos vietos BMW. Dėl pirmos vietos Audi. Kaip suprat, labai kaip per plauką, realiai. Ai, bet kažkas pirmingės. Ir mes užaudė. Pirma vieta garantuota. Lieka 3. Dabar dėl antros vietos. Šis BMW. Dėl antros vietos Opelis. Dėl antros vietos šis BMW. Antra vieta. Dabar dėl trečios. Lieka šie 2. Dėl trečios sidabrinis BMW. Dėl trečios Opelis. Labai kažkaip skruosi. Dėl trečios BMW. Ar Opelis? Viskas aišku. Gerai, šitie 3 dalyviai teko stovi, kol kolegos užrašys apdovanojimas. Trečia vieta Opelis. Antra vieta BMW. Ir pirma vieta Audi. Išleidžiam išmetimo nugalėtojas. Martynas Valonis, Kėdainiai. Andželika, Autospela. Bertulis, Kaunas. Pagaliau kuškis. Karolis dar vienas. Šios dienos laimingasis arba laimingoji yra automobilis. Ir ką mes turim?
Vilmantas Talačka Kaunas. Parodykit žmogui automobilį. Šitas automobilis turi metus laiko, techninę apžiūrą, odinį saloną, vieno savininko, 13 metų. Ir važiuos jis dar ilgai. Puojamės namučio ir svarbiausia ir didžiausia padėka antrą kartą įmoniai autonara.lt, nes jie antrą kartą mus labai greitai išgelbėjo su numerių gamyba. Penktadienį užsisakėm, šeštadienį jau turėjom, nors jie ir ne iš Vilniaus. Buvo žiauriai smagu, didžiulis dėkui Lithuanian Streets. Tikrai atvažiuosim kitą kartą. Jo? Turbūt. Turbūt taip. Atvažiuosim. Ate.